Kelk sėdmenis. 10 kortelė. Patogiai įsitaisykite, raskite erdvės vietos savo atlikti judesį ir kviečiu jį atlikti, kad stabilizuotumėm savo centrą, nuo kurios padėties, nuo ilgo sėdėjimo, nuo neaktyvumo dažnai mūsų pilvo audinys, ką daro, susitraukia. Nuo to kenčia mūsų nugarinė dalis, kad nėra kas išlaiko. Kenčianti nugarinė dalis natūraliai persiduoda ir pilvo organų sistemą, kad jie atlieka nebetaisyklingai ir kenčia organų funkcijas. Taigi, patogiai įsipatoginkime, raskime savo saugią erdvę, stabiliai rankas sukabinkime į pasirinktą savo stabilią vietą. Pagal savo galimybės ištieskite 10% aukštį, 20% aukštį ir daugiau pagal galimybės. Natūraliai stebėkite savo kūno padėtį, kad nesulinktumėte ir stabilizuojame savo korpusą, įtraukiame pilvą į vidų, suspaudžiame sėdmenis ir 5-20 kartų pagal savo galimybę kelnokime į viršų ir į apačią. Pasitikrinam, ar kūnas kyla. Jeigu atliekame rotacinį tokį pratimą, atliekame nebe iš savo korpusą. Stabiliai stenkitės jausti, kaip įtrauktas pilvas, sustangrintas, atlieka judesys, nesusiriečiant, o išlaikant savo lygiagrečiai tiesią, stabilią kūno padėtį. Tam, kad kompensacijos nevyktų iš juosmeninės dalies, o tirptų iš pilvo centro raumenų. Kelk sėdmenis.